Sveiki. Norėjau Jums dar vieną praktiką pristatyti, vadinamą anga mardana. Ką tai reiškia? Anga sanskritų kalba reiškia galūnės, mardana jas nužudyti, pribaigti, įvaldyti. Ši praktika yra skirta atkakliems žmonėms, ambicingiams, tie, kurie turi gyvenime nusibrėžę tikslą savo protę ir nori jį įgyvendinti. Ir nori, kad jų kūnas ir jų charakteris jiems padėtų, nes ši praktika būtent keičia mūsų charakterį, ne tik fizinį kūną. O ką jinai daro su fiziniu kūnu? Jinai jį tiesiog transformuoja, perdaro. Įsivaizduokit, kaip iš kokio golfo persėdati į Ferrari. Va, tu taip jautiesi po metų, arba netgi greičiau, jeigu kasdieną darai. Aš pats jau darau ne 1 metai ir aš suprantu, kad aš visiškai kitam kėbulė jaučiuosi. Visiškai esu kitam kūne. Dabar galėčiau vardinti 1000 pliusų, bet išvardinsiu 2 minusus pagrindinius šios praktikos iš karto. Vienas dalykas, tai kaip minėjau, yra iššūkis kūnui. Nes tai yra senovės karių praktika. Ta senąją versiją, kurią Sadhguru, kaip minėjau, tai galėtų padaryti gal tik keletą žmonių planetui šiuo metu. Net tiek jinai yra stipri, sunki ir reikalaujanti didžiulių pastangų. Bet yra, kaip sakau, išvesta veislė šiuolaikiniam žmogui, moderniam žmogui, kurio kūnas yra daug silpnesnis nei anksčiau, nes jis tiesiog mažiau juda ir užtenka to jį pilnai transformuoti net ir dabar. Ir ši praktika yra stiprinanti taip pat mūsų charakterį. Nepaslaptis turbūt, kad gyvenime kartais reikia pasistumdyti kažkur. Visuomeniai žmonės nėra visi nušvitę, visi geri, visi nuostabūs. Kartais yra ir bjaurių atvejų. Už tai tu, kad pasiektum savo tikslus, kuriuos turi kartais tu turi ir būti griežtas, parodyti šiek tiek ugnies. Šitą praktiką kaip tik kelia mūsų ugnį. Kad mes turėtume ryžtą, atkaklumą, nepasimestume duotuoju momentu ir turėtume labai tvirtą fizinį kūną. Ir dar vienas dalykas, labai svarbus, šiais laikais mes tiesiog neturim laiko, pastebėt, kad laikas tiesiog yra susitraukęs. Viską tu, atrodo, darai greitai, bet vis tiek nespėjai. Ir tai yra labai vertinga dėl to, kad tau nereikia sportų salės, tau nereikia jokių sportų klubų, nereikia hantelių, nereikia virvių, užtenka tik tai tavo kūnų ir 2 metrai ant 2 metrų erdvės. Aš kaip aukštas, tai man reikia 3 ant 3 metrai. Viskas, tavo kūnas ir tu. Ir padarius šią praktiką, nei vienas tavo kūno raumenėlis neliks nepaliestas, nepasigailėtas. Visi bus ištreniruoti. Iš pradžių skauda, iš pradžių kokias 3 savaitės jaučiasi toks diskomfortas. Bet įgudus šią praktiką galima padaryti per 25 minutės. Tai yra labai patogu. Tu kiekvieną dieną pratampai visą savo kūną. Tu užtrunki tik 25 minutės, tu tai gali daryti bet kur. Ir dar kas yra labai svarbu, tu ne tik pratampai savo kūną. Matot, kad turėti gerą sveikatą, ilgaamžiškumą, mūsų raumenys nėra pats pagrindinis dalykas. Pagrindinis dalykas yra mūsų sąnariai, sausgyslės, organų komfortas ir pati skeleto struktūra. Nes, tarkim, jeigu aš atsisėdu, tarkim, į kokį krėslą, kur ten visas sulendi jį, paskesti jame, ir mano raumenys tik tai būna pailsėję, bet visas kitas kūnas aš jaučiuosi kaip gavęs su maišu per galvą, visas trenktas, be jėgų jautiesi. Todėl šioj praktikoje tas yra akcentuojama. Tavo raumenys netampa kažkokie ten išsipūtę per dideli, jie tampa labai ekonomiški. Tu susiturimą savo raumenų mase gali padaryti tiek, kiek žmogus galvotų, kad tu esi antžmogis. Nes taip pat, kaip minėjau, treniruoju savo sausgyslės, sąnarius, kurie ir yra mūsų ilgaamžiškumo garantas. Ir geros savijautos garantas taip pat. Kas labai yra nuostabu, kad, kaip minėjau, tai ne tik perdaro mūsų patį fizinį kūną, bet treniruoja mūsų ryžtą, mūsų valią, atkaklumą, mūsų charakterį. Mes turim daugiau ugnies paprasčiausiai. Dar vienas labai svarbus aspektas tai yra koordinacija. Aš, pavyzdžiui, kaip mano ūgis yra 1,96, aš anksčiau būdavo toksai gan nerangus. Daugiau dar šiek tiek svėriau. Ir eini kliūvi kažkur nenulaikai lygsvaros.
aukšti žmonės supras. Ir aš kai pradėjau šitą praktiką daryti, aš jaučiu, kad tarytų mano visas kūnas sueina į vieną tašką. Aš iš vieno taško galiu, aš jaučiuosi kaip daug mažesnis būčiau, žinot, kaip žemas žmogus, vat, kaip koordinuotis ir yra aukštas. Tai, tarkim, pernai per joginės buvo virviai nuo vienos obels iki kitos nutiesta diržas. Aš ją išmokau pereiti per valandą, aš niekada to buvau nesipraktikavęs. Tiesiog atsistojau, biškį nukritau kelis kartus ir žiūriu, kad aš lengvai pereinu, nes tau koordinacija pati iš esmės, tu greičiau kūnas gaudusi prie duotos situacijos. Kitas, pavyzdžiui, pereit ranko, man reikėtų dabar savo sodą pereit ant ranko, aš lengvai pereičiau. Tokie dalykai. Atsimenu, reikėjo kažkada bėgti staigiai, sprintą. Tai aš tą praktiką kažkiek tai padariau laiko, ten gal mėnesį. Ir aš atrodo šoviau staiga, aš jau mintim daviau kūnui šaut, bet vis tiek kūnas anksčiau tik po kažkiek laiko sureaguoja, o čia iš karto tu dar atrodo vos tik spėjai mintim dėmesį duoti jam komandą ir jis iš karto šauna ir man net sausgyslės pradėjo skaudėti, kaip jis nuo to staigumo, nuo tos sprogstamosios jėgos. Tai aš buvau visiškai apšalęs, kaip taip gali būti, bet kai pirmą kartą šitą praktiką padariau, man buvo 25 metai turbūt. Ir aš jau įsivaizdavau, kad aš esu labai jau čia kietas, aš ir tada jau šiek tiek praktikavau, aš kovinį sportą kovodavau ir kad štanginę lankiau ir taip toliau. Ir aš jau čia tikėjausi, kad aš jau čia esu labai stiprus ir aš tą praktiką padariau, aš užtrukau valandą pirmą kartą ją darydamas. Jaučiausi, nežinau, kaip 80 metai senutį, vos ten prisilenkis ten. Aišku, paskui viskas buvo daug lengviau. Pajutau, kaip visas kūnas pradėjo keistis. Charakteris, kaip minėjau, pradėjo keistis. Ir, pavyzdžiui, bėgimas. Aš anksčiau prasibėgdavau ir kai pradėjau šitą praktiką daryti, buvau nustojęs bėgioti. Ir vieną rytą išlėkiau į miškas, ko reikia prasibėgti. Žinot, bėgu, aš ten kelis kilometrus nubėgau ir jausmas, kad kažkaip jaučiuosi nepasportavęs, nes kai tu bėgi, tau tik tam tikrus raumenų grupės dirba, bet dalis kūnų visiškai yra tiesiog statikui. Ir aš turėjau šitą praktiką padaryti ant viršaus, nes man reikėjo pratampyti savo kūną. Tai čia tokia kaip gaunasi ir priklausomybė. Kas, pavyzdžiui, lanko štanginę, žinau šitą dalyką, kad tau raumenys jaučiasi kaip, kai jūs reikėtų pripūsti oro gal. Tai čia visas tau kūnas jaučiasi, kai jį tiesiog reikėtų pratampyti. Kaip minėjau, jinai užtrunka apie 25 minutės. Aš skaičiavau, tai yra apie 60 pozų su judesiu. Tai tau visas kūnas yra ištampomas, išlankstumas, net ir organai. Pavyzdžiui, tarkim, rytais noriu valgyti, aš galėčiau eiti ir pavalgyti, bet padarius šitą praktiką, dar 2-3 valandų tu gali atkelti savo pusryčius. Dėl to, kad viskas, kas yra žarnose, žarnų sienelėse, viskas yra išjudinama, apverčiama aukštyn kojom. Ir iš to rezervo, kas ten būtų, kauptųsi kaip toksinai, kaip nereikalingus medžiagus, tu tiesiog panaudoji tai savo mitybą. Tai yra sveikatai, tai yra nuostabus dalykas, kuriuo tiesiog negaliu nepasidalinti. Tai jeigu jums įdomu, visada galite į mus kreiptis.